Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Jaroševičiūtė Mockuvienė. Šiandieną laidoje LT savaitė svečiuojasi Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkime nuo jūsų gal partiją liečiančių aktualijų šios savaitės. Tai šią savaitę Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Ir padidino politikui anksčiau skirtą baudą iki 10 000, nuo 5 iki 10 000. Ar jūs tikėjotės tokio apeliacinio teismo sprendimo? Tai turbūt 99% žmonių tikėjusių, kad tai pasibaigs tas teismas, žiūrint, kaip tas visa situacija vyko, tai mums naujienos kaip ir nebuvo. Bet kokiu atveju kalbėjau su Remigijus, tai priėmė sprendimą ir skus į aukščiausią teismą. Ta sprendimą, aišku, jisai jau įsigaliojo, baudą turėjo susimokėti Remigijus, bet tikėkime, žiūrint, kaip buvo prieš tai ir su dabartiniu premjeru, irgi įsteisino paskutinį instanciją, tai gal viskas pasikeistų ir tas sprendimas pasikeistų, nes kaip ir vertinti politiškai, tai nėra ta situacija tokia, kad čia būtų kažkokia baudžiamoji kišininkavimas ar kokia pedofilija. Tai šitą vietą mes tikimės, kad teismas tą dalyką vertins, kad šalia, kai žmogus pasako savo nuomonę, tai nereiškia iš karto reikia jį bausti baudom arba teismais, tai tikėkime, kad tas dar nuosprendis pasikeis. Bet jeigu jisai nepasikeistų, tai bet kokiu atveju aš, kaip visas sakiau, mūsų turbūt politikų teisėjai yra ne teismas didžiausias, o turbūt rinkėjai. Tai vis tiek artėja rinkimai, tai jie ir vertins tą patį dalyką. Tai kol kas yra viskas Lietuvos aukščiausiojo teismo rankose, jūs tikitės, kad sprendimas bus palankesnis, bet jeigu ir bus, kažkas esmingai nesikeičiam kaip partija, aš taip suprantu. Tai bet kokia atveju, jeigu mes tikėtumės, kad kažkas bus kitaip, tai nieks neskustų to sprendimą, tai nes vis tiek ir išlaidos ir advokatams turės mokėti pas Remigijus, tai mes tikimės, kad tikrai atsižvelgs į tos visus dalykus, kad jokio kurstymo prieš kitą tautą nebuvo, buvo tik tai išsakyta savo nuomonė ir išsakyta prieš keletą politikų tą nuomonę išsakė jisai, tai bet kokia atveju mes tikimės, kad teismas tai įvertins ir priims sprendimą, kuris bus teigiamas pačiam Remigijui Žemaitaičiui. Šiaip opozicija ir ne tik opozicija, čia girdėjau, diskutuoja, kad pasigenda kažkokios tokios Nemuno aušros pozicijos konkrečios šitų klausimų. Aš nežinau, pavyzdžiui, po apeliacinio teismo sprendimo, čia buvo trečiadienį tas sprendimas įgarsintas, ar buvo kažkokių šiaip pasidiskutavimų partijoje ir kažkas keičiasi. Antras teismas pripažįsta, kad Remigijus Žemaitaitis yra kaltas dėl šito viso. Ne, tai vad gerai, pasakėt, pirmas teismas buvo prieš rinkimus. Tai kai pirmas teismas priėmė nuosprendį, kad jisai pažeidė įstatymą, tai bet kokiu atveju tie visi žmonės, kurie ėjo kartu su Remigijumi Žemaitaičiu, tada turėjo susimastyti, ar jiems pakeliui ar nepakeliui. Visi tada priėmė sprendimą, kad tikrai jie nori pakeliui. Ir dabar po 3 metų niekas nepasikeitė. Vis tiek nuosprendis yra panašios bylos šitoje vietoje, tai aš dabar sakytų, kad Remigijau, tu kažką blogai padarėjai, ar mes dabar nuo tavęs atsisuksim, ar mes tavęs nepalaikysim, tai būtų turbūt ir kvailai atrodytų, ir būtų turbūt melagingai atrodytų, nes mes dabar bėgam kažkur norim pasislėpti. Tai bet kokiu atveju turėjo visi žmonės, kurie kartu priimti sprendimą prieš 3 metus. Ir matom, kad tikrai tie žmonės, kurie šiandien yra kartu frakcijai, kartu partijai, jį palaiko šitoje vietoje. Taip, gal kažkur reikėjo, ta retorika buvo ne tokią naudoti, gal kitaip naudoti, bet kas pažįsta Remigijų Žemaitaitį, tai visi žino jo retoriką. Tai arba tu jie priėmė, arba nepriėmė. Tai bet kokia atveju dabar jį smerkti ar kažką daryti mums, jį nepalaikyti, tikrai aš nematau prasmės. Tai viskas yra nuosekli pozicija, antrapartiečių kažkokių atskirų nuomonių neatsirado čia. Tai aš sakau, jeigu aš sužinočiau, kad Remigijus Žemaitaitis kažkur buvo korupciniai byloj, su kišininkavimu, kaip kitos partijos turi problemų su pedofilija, tai tikrai šitoje vietoje aš būčiau pasisakęs prieš. Bet kol kas aš nematau, kad nuo to kažkas pasikeistų gyvenimas. Lietuvoje mes matom dabartinę geopolitinę situaciją, dabartinę situaciją su visom kainom, su visų gyvenimu, tikrai daug dievė, kad visos problemos būtų toks. Bauda padidinta iki 10 000, čia, nežinau, kažkur mačiau viešoje erdvėje, kad liktai jau partijos rėmėjai pradėjo brūzdėti, kad gal reikėtų paremti Remigijų Žemaitaitį šitoje situacijoje, solidariai. Gal jūs irgi planuojat kažkaip prisidėti? Aš tikrai pats asmeniškai neplanuoju prisidėti, bet palaikysiu solidariai, jeigu reikia, tai tikrai ten didelių problemų aš nematau, bet aš manau, kad Remigijus Žemaitaitis netgi ir pats gali susimokėti tą baudą, nėra ta bauda, kad jam nebūtų pakeliama, tai aš įsivaizduoju, jeigu kažkas norės paremti, tai vėl reikia žiūrėti įstatymiškai, ar tas leidžiamas dalykas, ar po to nebus, kad vėl
ar žmonės galėjo, negalėjo, kad vėl neiškiltų naujų problemų. O kad mus baudžia didesniom baudom, tai turbūt jau praktika parodė, kai dėl automobilio nuomos mes buvom nubausti vieną dotaciją. Dabar mes turim dėl rėmimo irgi VRK tokį tyrimą, kur vėl nori mus nubausti, turbūt gal jaučia konkurenciją, ar nežinau, ir nori palikti partiją be pinigų, bet partija kiek kartų parodė, kad ir mes be pinigų galim parodyti rezultatus, nes kai mes ėjom į rinkimus, tai mes neturėjome jokių dotacijų kaip kitos partijos ir likom trečia partija pagal dydį, be didelių pinigų, tai jau parodo, kad mes turim žmonių pasitikėjimą ir žmonės parodo ir tą pasitikėjimą, jeigu mes neturėtume kaip partija pinigų, kad jie vėl norėtų paremti mus, kad tikrai Nemuno aušra išliktų politiniam gyvenime. Tai kažkas esmingai nesikeičia, nepaisant to, kad dar aišku bus VRK visi sprendimai dėl finansavimų ir ten grinųjų pinigų ir viskų tų reikalų. Tai jau grinųjų pinigų kaip ir neliko, tai vėl tas yra man turbūt toksai juokingiausias dalykas, pirmą bandė pasakyti, kad buvo griniai pinigai. Tada jau dabar skaičiau paskutinį išvadą VRK, kur mes turim, kad jau kaip ir negriniai pinigai yra labiau, o kad per kažkokias antrus asmenys buvo finansuota. Tai kaip mano atveju, kad mane finansavo mano įmonė. Tai aš kaip ir visą sakiau, tai kai aš nebuvau politikas, aš buvau verslininkas. Tai mano vienintelės pajamos buvo arba atlyginimas, arba dividendai. Tai kai aš gaunu atlyginimą ir dividendus, tai aš pats jau nusprendžiu, kuris aukoti. Ar aukoti partiją, ar aukoti, nežinau, kelionėm, ar dar kažkur. Tai aš gavau dividendus pagal kiek man leidžia įstatymus, sumokėjau mokesčius, kiek leido įstatymus paaukoti, tiek ir paaukojau. Dabar jau noriu pasakyti, kad aš rėmė mano įmonę. Na taip, jinai mane remia, nes aš atlieku darbą, moku mokesčius ir aš po to išleidau tus pinigus. Tai dabar jau kaip ir tų grinų neliko, bet sakau, žiūrėsim, tikėkime irgi apsingysim šitoje vietoje. Čia, aišku, nervų kainuos, bet matysim, kaip bus. Bendrapartiečių vėl dotacijomis išsilaviruosit rinkimuose. Ne, tai bet kokią atveju mes rinkimus turim susitaupę pinigų, tai mes tikrai žinome tą situaciją, mes ne, kaip kitos partijos turbūt ten neėmėm prabangių biurų ar dar kažkur, mes žinojom, kad ateina rinkimai, bus ir savivaldos rinkimai, po to bus Seimo rinkimai, tai mes tikrai tų pinigų kaip partija susitaupę, kad galėtų eiti į rinkimus ir atstovauti savo rinkėjus. Šiek tiek nuklydom į finansinius reikalus, dar norisi šiek tiek apie apkaltą pakalbėti. Dabar yra diskutuojama čia, kaip toliau visas Žemaitaičio likimo spręsis dėl tolimesnio likimo Seime, sakykim taip. Opozicija žada čia nieko nedėlisti ir inicijuoti apkaltą Remigijui Žemaitaičiui, būtent po šio apeliacinio teismo sprendimo. Savo ruožto Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kai kurie socialdemokratai sako, kad reikėtų palaukti galutinio Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Kaip jūs čia taip iš šalies jaučiatės, stebėdami tas diskusijas, ar nesijaučiat, kad šiek tiek taip ore pakibęs yra tas klausimas, ar bus Žemaitaitis čia toliau Seime, ar nebus, ar kaip čia toliau? Ne, tai normalus dalykas, kad turbūt ir opozicija, gal ir kažkiek ir pozicija, nes mes kaip ir irgi dabar esame opozicija, nors esame nepasiskelbę, kad norėtų, kad Remigijaus Žemaitaičio neliktų. Bet kokia atveju labai daug gauna eterio, daug žurnalistai su bendrauja, pačioj posėdžio salėje tikrai jisai pasisako savo nuomonę, nėra tas Seimo narys, kuris nesakytų ar sėdėtų tyliai savo nuomonės. Tai aišku, opozicija būtų į ranką, kad jo turbūt neliktų kol kas Seime, bet turbūt opozicija neskaičiuoja vieną dalyką. Tai jeigu ir padarytų dabar apkaltą ir Remigijui Žemaitaičiui reikėtų palikti Seimą, o Latas pasako, kad Žemaitaitis yra nekaltas. Tai Žemaitaitis automatiškai turi grįžti į Seimą, tada mes skaičiuojam mokesčių mokėtojų pinigais, kad mes vėl organizavom naujus rinkimus, darėm, panaši situacija, kai vos nebuvo Jonavoj. Kai Mindaugas Sinkevičius buvo nuteistas, jisai turėjo palikti mero pareigas, jau buvo organizuojami nauji rinkimai, partijos pradėjo naudoti pinigus rinkimams, VRK mokesčių mokėtojų pinigus ir tada jisai laimė Latą, jam pasako, kad yra viskas gerai, tu gali grįžti ir tada mokesčių mokėtojų ten gal 100 ar 200 tūkstančių pinigų išėjo į orą, o Mindaugas Sinkevičius grįžta į mero pareigas. Tai šitoje vietoje irgi reikėtų atsižvelgti, kad mes kalbam, kad neturim už ką pakelti pareigūnus atlyginimus, o jau šitoje vietoje galim sau leisti tokius pinigus mesti. Tai aš irgi būčiau linkęs sulaukti to paskutinį teismą ir tai jau priimti sprendimą. Bet vėl ir sulaukus tą sprendimą, reikėtų daryti apkaltą, tai irgi čia didelis klausimas, nes jau to klausimo konstitucinė apkalta jau buvo. Plius ateina rinkimai ir aš kaip sakau, tai turbūt nereikėtų Seimo nariams spręsti tokioj byloj Seimo nario likimo, palikti rinkėjams, nes jie yra tie žmonės, kurie mus renka ir parodo pasitikėjimą.
Socialdemokratų vienas iš argumentų, nežinau, ar čia oficialiai, bent jau neoficialiai yra išsakomas, kad galbūt nereikėtų dabar irgi rengti tų apkaltos, būtent dėl to, kad artėja savivaldos rinkimai. Ir čia tarsi, jau minėjom, kad čia šita situacija jūsų rinkėjam kaip ir, nėra kažkoksai, nežinau, Taip, matoma kaip trūkumas. Tai kaip tik kalbama, kad jeigu būtų apkalta ir visas šitas procesas ir daug dėmesio aplink Žemaitaitį, kad tai būtų jūsų būtent partijai skirtinai palanku prieš savivaldos rinkimus. Ką Jūs manote? Ne, tai bet kokiu atveju šitoje vietoje mūsų rinkėjai ta palanki yra situacija ne dėl to, kad ar jisai dabar būtų išėjęs iš Seimo, ar po mėnesio, ar visai liktų, nes pats rinkėjas jisai supranta patį bylą. Jį nuteisė už eilėraštuką ir už savo nuomonės pasisakymą. Tikrai, jeigu Remigijus Žemaitaitis šitoje vietoje būtų teistas kaip liberalų partija už korupciją, nežinau, kaip konservatorių partija, kur turėjo problemą su pedofilija, būtų tikrai ta byla. Tai vienas asmuo. Vienas asmuo, tai Remigijus irgi yra vienas asmuo, taigi nėra 5 Remigijus Žemaitaitis. Partijos pirmininkas, čia yra vis tiek kitokia. Tai viskas gerai, tai Kazys Starkevičius, tas pats gerbiamas, irgi turėjo problemą su kyšininkavimu, paliko Seimą. Tai jeigu tokie būtų dalykai, tai tikrai mūsų rinkėjai įvertintų ir būtų tikrai turbūt pasijaustų partijai kažkokie tokie dalykai pagal reitingus. Bet matant, kad ta byla yra dėl to, kad Remigijus pasisako savo nuomonę ir tikrai nebuvo ten kažkas tokio, kad kažką jisai, nežinau, būtų padaręs tokio nusikaltimo didelio, tai aš manau, kad rinkėjai įvertins ir kaip tik mobilizuosis ir parodys, kad jie palaiko tą Remigijų Žemaitaitį ir mūsų partiją. Čia opozicija dar svarsto, kad socialdemokratų toks linkimas, kad laukti to Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo yra toksai savotiškas bandymas padėti Remigijui Žemaitaičiui šitoje situacijoje, tikintis, kad kai kuriais svarbiais klausimais Seime, jūs aušriečiai paremsite jų pozicijas. Mes remiam ne socialdemokratų pozicijas. Apie tai, ką aš kalbėjau. Mes jų niekada neremiam ir neremsim socialdemokratų pozicijas, mes remiam pozicijas, kuris reikalingas Lietuvai. Nes dabartinė, kur netgi liko vyriausybės programa, jinai yra iš dalies 90% rašyta, kai mes buvom kartu koalicijai. Tai dabar mums nepalaikyti tikrai reikalingus dalykus Lietuvai, tai būtų turbūt kvaila ir atrodytų, kad mes čia atėjom kažką parodyti ar ne dėl žmonių, dėl rinkėjų dirbti. Tai bet kokia atveju mes reikalingus dalykus palaikysim, kurios dalykus mes matom, kad nereikia palaikyti, mes juos ir būdami koalicija, mes jos nepalaikėm. Tai šitoje vietoje tai tikrai aš manau, kad čia nėra vienintelis dalykas, dėl ko jie dabar neskuba daryti tos apkaltos, o neskuba dėl to, kad, jie, kaip ir sakiau, jie buvo panašioje situacijoje su dabartiniu partijos pirmininku ir premjeru. Ir jie mato, kad kartais paskutinis teismas pakeičia visą situaciją. Tai jie turbūt irgi nenori skubėti, kad vėl nebūtų taip, kad jie kažką padarė ir bus padaryta veltui. Tai aš manau šitoje vietoje, kad protingi socialdemokratai, kurie dar mato biškį į priekį, dėl to ir neskuba su tais dalykais, o opozicija daro šou, čia normalus dalykas. Bet jeigu socialdemokratai nuspręstų inicijuoti apkaltą, dabar turbūt noro palaikyti jų ten kai kuriuos projektus būtų šiek tiek mažiau. Aš čia taip sakau, mes ne jų projektus palaikom, mes palaikom savo projektus, prie kurių tikrai dirbame beveik 2 metus ir kaip ir mūsų ministerijos, kur Žemės ūkis aplinkos ministerija, kur tikrai padarė daug darbų, tai mes juos bet kokiu atveju palaikysim. O socialdemokratai, kad nepalaiko, tai jie parodė, kai tik tai prasidėjo po rinkimų, kaip iš karto nuėmė Remigijų Žemaitaičio neliečiamybę. Tai bet kokiu atveju visi socialdemokratai jausdami konkurenciją, jie iš karto nuėmė jam neliečiamybę. O žiūrint po to į ateitį, kai kiti socialdemokratai, jiems pavyko ją išlaikyti neliečiamybę, tas pats Antanas gerbiamas, ponas Dudenas, tai šitoje vietoje tai parodė, kad yra dvigubi standartai. Draugysčių didelių šitais klausimais nebus, panašu, nesitikėt. Aš manau, mes tikrai nesitikim, šitoje vietoje kiekvienas turi savo moralę, tegul žiūrisi, tai sakau, svarbiausia yra, kad nėra byla baudžiamoji, kad tikrai nebuvo kažkur paimtas kyšis ar kažkokia su pedofilija susiję, o kiti dalykai, aš manau, susitvarkysimės. Jeigu Remigijui Žemaitaičiui vyktų apkalta, Seimas pritartų ją ir taip toliau, jinai būtų inicijuota, jis negalėtų, bent jau pagal dabartinius duomenis ir praktiką, turėtų negalėti kandidatuoti į Seimą 10 metų. Ir čia buvo šiek tiek tokių pasvarstymų, ar jis nekartos praeitą kadenciją savo sprendimo, tai yra, ar tokiu atveju, jeigu jau prasidėtų procesai apkaltos Seime, ar jis nepastrauktų dar prieš visas laikinasias komisijas ir taip toliau iš Seimo.
Seimo, kad galėtų po to kandidatuoti dar kartą. Ar kažkaip diskutavot, kaip čia strategiškai reikėtų elgtis tokioje Ne, tai situacijoje? pirmą reikėtų turbūt ar klausimas, ar tikrai jam būtų tas ribojimas, nes čia nėra konstitucinis teismo sprendimas. Konstitucinis teismo sprendimas buvo prieš 3 metus, tada jisai išėjo iš Seimo, kad galėtų vėl grįžti į politinį gyvenimą. Tai jeigu šitoje vietoje matysim, kad tikrai yra toks dalykas, kad jisai negalėtų eiti į rinkimus, tai bet kokiu atveju aš kaip netgi partijos pavaduotojas prašysiu, kad jisai paliktų Seimą ir galėtų kandidatuoti, nes tikrai Remigijus Žemaitaitis matant palaikymą žmonių, kad žmonės tikrai nori, kad jisai būtų politiniam gyvenime, tai aš manau, kad jisai turėtų padaryti tą sprendimą. Gal jisai nėra labai populiarus sprendimas išeiti iš Seimo pačiam neslaukus balsavimo, bet jeigu žiūrint prie žmonės, kurie nori matyti, jį palaiko, tai aš manyčiau, kad jisai turėtų tą dalyką padaryti ir vėl grįžti į rinkimus ir žmonės parodytų, ar jie palaiko Remigijų Žemaitaitį, ar jie nepalaiko. Jūs, tokiu atveju palaikytumėt, kad jis išeitų, kad tiesiog galėtų dar kartą dalyvauti, bet ar tikitės, kad apskritai nebūtų to įpareigojimo, aš taip suprantu, 10 metų? Taip, sakau, aš nesu teisininkas, bet kiek aš girdėjau, kad yra skirtingos nuomonės, tai aš bet kokiu atveju tai reikėtų iki galo pasidomėti, ar būtų tas ribojimas. Jeigu būtų, tai bet kokiu atveju reikėtų priimti sprendimą, nelaukti, kad socialdemokratai ar opozicija, ar vardan Lietuva, ar valstiečiai visi iki galo palaikytų, kad jisai liktų Seime, tai tikrai nereikėtų rizikuoti, nes ateina rinkimai, konkurencija, o jeigu Remigijus Žemaitaičiui uždraustų 10 metų nekandidatuoti, tai aš manau, čia didelis būtų laimėjimas kitiems, nežiūrint, kokį dabar turi palaikymą mūsų partija. Bet daug kas, kai kalba apie tą pasitraukimą į Seimą, tada vėl kandidatavimą per Seimo rinkimus, pastebi, kad tai yra iš principo teisinė tam tikra spraga, kurią galima apeiti, kad apskritai apkalta nebūtų inicijuota ir tada tarsi jau kitą kadenciją, jau kitoj realybėje už tą patį negali būti panašiai principas. Aš sutinku šitoj vietoj, kad... Bet ar čia nėra piknaudžiavimas, tam tikra teisinė spraga, tai paprasčiausias? Net turbūt, sakau, politika yra kitas dalykas. Tai jeigu tave tikrai ten būtum nuteistas už kišininkavimą, dar kažkokį dalyką, kur tikrai yra tie dalykai, už kurios sodina į kalėjimą. Tai tikrai šitoje vietoje aš sutinku, kad toks Seimo narys, politikas negali dalyvauti politiniam gyvenime. Bet šiaip mūsų politikus renka žmonės. Tai jeigu žmonės mato šitoje vietoje, kad tas dalykas jiems labiau jie priima neigiamai negu teigiamai, kad jis yra nuteistas, tai kodėl Seimo nariai, kurie yra konkurentai ar kitos partijos, kurios nerodo tau didelės meilės, turi spręsti tavo likimą. Aš visas sakiau, kad likimą turi spręsti kiekvieno politiko patys žmonės. Tai tada reikėtų gal visai pakeisti, kad apkaltą galėtų tik tai per balsavimą daryti, kad žmonės turėtų balsuoti, ar reikėtų išeiti žmogui iš Seimo, ar nereikėtų. Aišku, čia vėl mes sudėtingas dalykas, kuris įvelti, tai šitoje vietoje aš visą sakau, kad geriausias yra teisėjas ir rinkėjas. Tai palikim tą teisę rinkėjams. Gerai, dar kalbant bendrai apie jūsų partiją, nelengvi šiek tiek laikai Nemuno aušrai, ta prasme, kad jūs praradote tam tikras politinės pozicijas, dabar nebedirbote valdančioje daugumoje, nežinau, opozicija ar ne opozicija, kaip jūs save traktuojate. Nesam pasiskelbę, bet mes turbūt ta opozicija, kurie jeigu tikrai geri dalykai mes visą palaikysim, bet jeigu matysim, kad kažkur mes negalim palaikyti, nes yra skuboti sprendimai ar neapgalvoti, tai mes šitoje vietoje susilaikysim. Tai... Visos opozicinės partijos sako, kad gerus dalykus visą laiką palaiko, tik matyti įsiskiria matymas. Kodėl, žiūrint į prieš tai konservatorių liberalų partiją, tai tą patį biudžetą nepalaikė, nors sako, kad gynybai reikia ten 5,38, bet jų balsų nebuvo. Tikrai buvo gerų dalykų, kur reikėjo buvo palaikymo, bet iš jų nesulaukėm, nes jie sakė, mes negalim palaikyti, nes mes opozicija. Mes tikrai nebūsim tavo pozicija. Bet čia yra skirtingas matymas, kas yra geri dalykai matyti. Tai tada mes išeinam, kad konservatorių liberalų partija skirtingai žiūri į mūsų saugumą. Tai jie sako, kad nereikia 5,38 gynybai skirti, reikia skirti mažiau, negu nes jie nepalaikė. Bet jie, pavyzdžiui, turi matymą dėl poligono kitokį negu jūs ir tada traktuoja, kad jūs neturite. Taip, bet jeigu nebūtų tokio finansavimo gynybai, tai apie poligoną mes ir kalbėti negalėtume šiai dienai. Tai turbūt reikia skirti tokius dalykus. Tai kalbėti ir išleisti pinigus, kurios jos nepriėmė ir ne jų ministrai, o mūsų ministrai, kurie buvo tada, kai mes buvom koalicijai, tą dalyką darė, kad tos pinigus būtų įmanoma skirti ir tikrai reikėjo buvo daug paukoti, nes visą paprašiau yra tos pinigus buvo išdalinti. Algas pakelti mokyklom, pensininkams ar dar kažką ir sakyti, kokie mes geri, bet buvo priimtas nepopuliarus sprendimas ir dėl pat su mokesčių reforma. Tai irgi nepalaikė, nes irgi žinojo, kad jeigu nebus priimta mokesčių reforma, nebus papildomų pinigų į biudžetą, reikia mes negalėsim poligoną statyti, kuris sakė, kur jie palaikė. Tai šitoje vietoje mes tikrai
priemam tos nepopuliarius sprendimus, palaikom, dėl to, kad mes suprantam, kas yra reikalinga šiai dienai Lietuvai. Tai gerai, dar grįžtam dabar prie klausimo, nes klausimas buvo apie tai, kad, na, jūs vis tiek nebesat valdančioje daugumoje ir, na, čia tos politinės tam tikros pozicijos, matyt, yra prarastos ir, na, daug kas tokioj situacijoje, na, pradeda klibinti tokių frakcijų atstovus. Yra tam tikras ir nepasitenkinimas, nusivylimas iš kai kurių žmonių, kurie galbūt, nežinau, ten komitetų pirmininkų pozicijas praranda ar dar kažkas įme. Tai mano klausimas yra, ar nebijote, kad bus tam tikro nubyrėjimo, ar neklibo kai kas iš, pavyzdžiui, frakcijos narių? Vienas frakcijos narys pas mus paklibėjo ir pabėgo į Vardan Lietuvos frakciją. Šiai dieną Vardan Lietuvos frakcija yra daugumoje. Tai Dainiaus Varno gerbiamo pareigos, man atrodo, nėra nei ministras, nei frakcijos seniūnas, nei Seimo vicepirmininko pavaduotojas. Tai turbūt kartais pareigos nėra, jeigu tu esi opozicija ir pozicija, svarbiausia, dėl ko ateini į politiką. Kai ateini į politiką, tu supranti, kad vieną dieną tu gali būti ministru, kitą dieną gali būti paprastas Seimo nariu, o kitą dieną gali būti, kaip sakot, komiteto ten pirmininku. Turbūt, jeigu visi galvos, kad man svarbiausia yra postas, tai turbūt tokie Seimo nariai yra vienos kadencijos Seimo nariai. Tai dabar būtų galima pabėgti, nežinau, ten žmogus iš mūsų frakcijos pabėga į socialdemokratus, gauna komiteto pirmininką, pabūna 1,5 metų laimingas, koks aš svarbus, bet ateina rinkimai, tada jau to žmogaus dažniausiai nelieka, nes vis tiek tie, kurie... Bet yra, kas ir sėkmingai visai laksto. Aš tokių pavyzdžių labai daug nežinau, kurie sėkmingai laksto, tai bet kokiu atveju po to rinkėjai vertina ir matant žmonės nepriema, nes pabėgėlių niekas nemėgsta. Nes rinkėjai tą parodė, tie žmonės, kurie dažniausiai keičia partijas, po to arba jie nelieka politiniam gyvenime, arba jau jie ten tikrai turi pastoviai bėgioti, galvoti, kaip man išsilaikyti, kur man pabėgti, kad likti tam Seime ar likti politikoje. Tada klausimas, dėl ko jis atėjo. Ar kažką gero padaryti, ar gauti daugiau pinigų, pabūti svarbiam, turėti postą. Tai vėl ar tokie žmonės reikalingi politikai. Tai mūsų frakcija tikrai kol kas nebyra, jokių požymių nebuvo. Kai sakė, kad 5-6 žmonės toje teisų atgal į valdančią daugumą, nei vieno žmogaus nebuvo. Visi tikrai susitaikė, kad ateina rinkimai, kad mes čia netgi laimėsim daug pliusų iš tos situacijos, kad, sakau, šiais metais savivaldos rinkimais, kitais metais, o jo po to ateina ir Seimo rinkimai. Tai reikia ruošti ateičiai, žiūrėti, kas bus toliau. Ir atstovauti rinkėjams, kurie tave išrinko, neatstovauti postams. Nes kodėl aš klausiu apskritai apie tą frakcijos galimo nubyrėjimą ir taip toliau, nes aš pamenu, socialdemokratai dar kadencijos pradžioje, eidami į koaliciją beje su jumis, neoficialiai tiesa, bet pakankamai aktyviai ir ne vienas kalbėjo, kad, na, čia toks startas yra su Nemuno aušra, mes pradėsim, vis tiek visą kadenciją neišdirbsim, o po to jinai subyrės, ten atskils ar dar kažkas įvyks ir tarsi dalis ten kažkokių mėgstamesnių ar panašiai prisijungs prie socialdemokratų. Tai toks buvo, na, pasvarstymas pakankamai aktyvus tuo metu, o dabar iš vis tiek opozicijoje dirbančios, na, partijos yra matyti lengviau prisivilioti pas save į gretas narius. Tai turbūt socialdemokratams aš palinkėčiau svarbiausia saviškius išlaikyti, nes matant dabartinę situaciją, tai gal jau, kol mes šnekamės, gal jau Kęstutis Vilkauskas nebus socialdemokratas, nes jisai nerado jėgos palikti komitetų pirmininko, nes tai partija nusprendė. Turbūt žiūrint, kaip pas jos premjerai ir ministrai keičiasi, tai turbūt jie turi didesnės problemas negu pati Nemuno aušra. Nemuno aušra bet kokiu atveju parodė, kad jinai yra stabili partija, kad jinai nėra ta partija, kur žiūri, kad kažkur naudą gauti, tai bet kokiu atveju tai mes linkim, kad socialdemokratų partija turėtų tokią stiprią partiją kaip Nemuno aušra ir neturėtų tokių problemų ateityje. Mes vis kalbam apie tos artėjančius savivaldos rinkimus. Norėjau paklausti, kaip matote savo perspektyvas juose. Na, čia daug kas jau skelbia kandidatus, pavyzdžiui, merus, bent jau didžiųjų miestų ir taip toliau. Kol kas aš labai kažko konkretaus iš jūsų dar negirdėjau. Galbūt, na, jau esat kažką sutarę, ar bent jau turit viziją, kas, pavyzdžiui, į didmiesčius kandidatuos ir apskritai kažkokį planą dėliojat savivaldos rinkimų. Ne, tai šiai dienai sąrašo tokio, kad jau galutinai galėčiau padėti ant stalo ir pasakyti, kad yra sudarytas, tai tikrai nėra. Ir plus štabo vadovas yra kitas žmogus, o ne aš. Tai dabar štabo vadovas atsakingas sekretorius ir partijos pirmininkų turbūt tą viziją ir kas galėtų dalyvauti ir kas galėtų geriausiai pasirodyti dabar dirba vasarą ir aš manau rudeniop, rugsėjį tas sąrašas bus pristatytas ir pradėsim ruoštis rinkimams.
Bet aktyviai dalyvausit, nežinau, visose savivaldybėse ieškosit kažkokių Bet kandidatų? kokiu atveju taip, nes mes, aišku, yra svarbiausia dalyvauti ten, kur turim didžiausią palaikymą, bet matant, kad visur mes turim tą 5 procentų palaikymą, tai kiekvienoje savivaldybėje turim, kur mes praeinam tą kartelę, kad gauti nors kažkiek tarybos narių, tai tikrai yra noras, kad visur sudalyvautų mūsų partijos nariai arba palaikantys žmonės. Gerai, dar kitas tematinis blokas, jau palikim jūsų partiją šiek tiek šioje laidoje, bet pakalbėkime apie ministrų kabinetą, susiformavo, tam prisiekė ir taip toliau praėjusią savaitę, dabar jau šią savaitę pirmieji darbai ministerijose vyksta, komandos jau skelbiamos, formuojamos, finalizuojama kažkas ir taip toliau. Kaip jūs vertinate Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, ar jis jūsų nuomonė yra stipresnis, negu pavyzdžiui buvo Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės, kuriuose dar ir jūsų atstovai, bent jau partijos deleguoti atstovai darbavosi? Turbūt vertinti, kaip jiems seksis, tai turbūt būtų dar per anksti, tai matysim, bet kokią atveju ateis rudens sesija, kai ateis biudžetas, kai ateis svarbus darbai, pirmininkavimas, tada bus jau galima sakyti, kaip pavyko ar nepavyko jiems atstovauti Lietuvą. Vertinti prieš tai, kurie buvo vyriausybė, tai man akim kol kas, kad prieš tai buvo vyriausybė tikrai stipresnė. Nes tikrai buvo žmonės, kurie buvo labai, su didesnė patirtim, tai netgi ir su mūsų ministerijumi, jeigu žiūrėti, jeigu imti energetikos tą pačią ministeriją, tai mes atsiminam mūsų situaciją. Kai mes turėjom gauti energetikos ministeriją, o gerbiamas prezidentas pasakė, galėsit Žygimantą pakeisti, jeigu atnešit stipresnį kandidatą, kas turi geresnės kompetencijas. Tai šitoje vietoje mes tikrai Žygimantas turi labai didelės kompetencijas ir buvo labai jį sunku pakeisti, tai mes šitoje vietoje nusprendėme, kad geriau mes paliksim ministeriją socialdemokratams, o dabar ateina Lukas Savickas. Tikrai kaip kolega, kaip Seimo narys, nieko aš blogo apie jį pasakyti negaliu. Ir kaip ekonomikos gal ministras buvo visai neblogas, aišku, ten visko pasitaikydavo, bet ar jisai yra geresnis energetikos ministras negu buvo Vaičiūnas? Čia jau didelis klausimas, turbūt. Bet čia taip net dviprasmiškai, man atrodo, ir net iš prezidentūros yra ta žinutė, kad Vaičiūnas savo darbą jau atliko, kad tam tikra apsauga to energetikos sektoriaus pasak jų buvo. Tai tikrai čia, jeigu mes dabar ministrus imsim, kad jie dirbtų apsauginiais, tada reikėtų paprastai tada gal kažkas ir dirbti ir už mažesnį atlyginimą, kaip apsauginį padirti. Ne, tikrai buvo pasakyti ir Vaičiūnas tikrai nepadarė savo darbą iki galo, nes kiek mes ir turėjome komitetą energetikos, tai tikrai buvo tų darbų, kur gerbiamas Vaičiūnas galėjo juos toliau tęsti. Bet turbūt reikėjo buvo rinktis ar Budrį paaukoti, turbūt ar Vaičiūną. Tuo atveju. Tai turbūt buvo pasirinkta, kad Vaičiūną reikėtų paaukoti ir leido Lukas Savickui užimti tą postą. Bet jeigu sakau, bet buvo tikrai pasakyta, kad energetika yra labai svarbi Lietuvai, su dabartinė situacija, žiūrint geopolitinė situacija, kad mes turim būti nepriklausomi ir turi būti specialistas, kuris yra tikrai savo srities specialistas. Tai dabar jeigu lyginti tos du kandidatus, tai bet kokiu atveju Žygimantas Vaičiūnas yra daug geresnis specialistas. Tai jeigu imti kiekvieną ministeriją, aš manau, kiekvienoje ministerijoje. Daug labai kritikos sulaukia Taurimas Valys, finansų ministras, su Kristupu Vaitekūnu irgi lygina daug kas, kad kompetencijų prasme tikrai negali tiek daug pasigirti ir čia irgi frakcijose įvairiose dalyvavo, matyti ir pas jūs buvo atėjęs. Ir daug kas pasigenda tiesiog atsakymų į kai kuriuos konkrečius klausimus, pavyzdžiui, apie lėšas, iš kur bus, kaip įmama, kaip kai kurie programoje numatyti. Bet kaltinti dabartinį finansų ministrą dėl lėšų, tai irgi būtų nesąžininga. Nes grįžtam, nes turbūt vyriausybės programą rašė ne ponas Valys. Rašė turbūt grupė, kuri susidarė iš socialdemokratų ir vardan Lietuvos ir valstiečių ir Lenkų partijos. Tai jie įrašė tos visus norus. Ir tada buvo Kristupas Vaitekūnas dar ministro. Tai šitoje vietoje, kai įrašai, kad aš duosiu jums viską, bet aš tam pinigų neturiu, tai jau tada turi įvertinti, kad tu ateini apgauti rinkėjus, nes ateina rinkimai. Ir tu turi jau kažką duoti arba kažką pažadėti, kad už tą vėl balsuotų. Tai iš pat pradžių buvo apgautas rinkėjas, kad mes duosim viską, bet tam pinigų mes nežinom, iš kur gausim. Ir dabar bando apkaltinti dabartinį finansų ministrą. Tai man labai panaši situacija, kaip ir buvo su gerbiama Inga Ruginienė. Inga Ruginienė eina premjerus, nes daug politikų pasako dėl to, kad Mindaugas Sinkevičius tuo metu negalėjo, nes jam reikėjo buvo duoti laiko išsivalyti, kad jo autoritetas grįžtų po teismo, nes dar ta buvo byla visai šviežia.
Tai šitoje vietoje tai panašiai situacija tada mes galime vertinti, kad mes priėmėm sprendimus, toj pastatysim finansų ministrą po Navalį ir po to jau apkaltinsim, kad jisai nerado pinigų. Tai mes visi suprantame, kad mes tų pinigų nerasim. Nes mes kalbame apie poligonus, apie oro gynybą, apie akcizų mažinimą jau pradėjo kalbėti, nors mes Nemuno aušra prieš 3 mėnesius kalbėjo, kad reikia mažinti akcizus, dabar jau pradėjo kalbėti, nes supranta, kad jau nėra valdoma situacija ir tada mes pradėjom kalbėti, kad iš kur mes paimsim, mes jų nepaimsim. Šiai dieną jų nėra, šiai dieną mes turim jau suprasti, kad dabartinė situacija neleidžia kelti atlyginimus, kiek mes norėtume, neleidžia daryti asfalto, kiek norėtume mes, nes tikrai yra prioritetai kiti. Aišku, ir tos prioritetas galėjo peržiūrėti. Tas pats ir poligonas. Jau mes dabar matom, kad apie poligoną nėra taip kalbama, kad jau sako, prioritetai yra oro gynyba. Dabar tada klausimas, mes turim pinigų arba poligonai, arba oro gynybai. Tai ką pasirinks? Jeigu pasirinks oro gynybą, tada išeis, kad Nemuno aušra buvo kaip ir tiesą sakė, kad reikėtų tą klausimą atidėti vėliau. Bet jeigu pradės investuoti ir poligoną, ir oro gynybą, tai mes gal ir nieko neturėsime. Tai aš taip suprantu, kad ta programa mato tokio kaip butaforinį dokumentą, kuris neturi labai didelės, programa buvo gera, kuri buvo sudaryta su mumis prie mūsų. Bet tada paėmė, kad negali. Nes tam buvo jūsų tikslai rašyti. Ne, tai buvo tikslai visų rašyti. Tikrai ne mūsų, buvo socialdemokratų, valstiečių. Bet tada jie pagalvojo, mesgi negalime išimti gerus dalykus, bet jeigu mes paliksim kaip yra dabar, tada pasakys, kad niekas nepasikeitė, kad mes tik tai norėjome išvaryti Nemuno aušrą dėl to, kad jinai mums nepatiko ar buvo jinai mums nepalanki. Tai reikėjo prirašyti kitų dalykų. Blogų dalykų neprirašysi, prirašyti tokių dalykų, kurias negalėsi gyvendinti. Supratau. Tai apie patį Taurimą Valį, na vis tiek, kad... Taip, jeigu aš sutinku... Socialdemokratai patys. Ne, tai jeigu aišku padėti ant stalo 3 CV, poną Valį, poną Vaitiekūną ir poną Šadžių prieš tai aišku, kad jo turbūt CV finansų srity yra turbūt silpniausia. Tai čia bet kokia atveju reikia slėpti tai, kad jam bus sunku ir turbūt dar su tokiais laikais, kur atėjo, tai jam bus dar sunkiau, bet tikėkime, kad susitvarkys, nes jeigu jisai blogai susitvarkys, nuo to priklauso mūsų gyvenimas. Tai aš nenorėčiau jam palinkėti nesusitvarkyti, nes nuo to mes nukentėsim, tai aš jam norėčiau palinkėti, jeigu jisai kažkur dabar trūksta patirties, tai pasirinkti gerą, stiprią komandą ir bandyti atnešti kažką gero Lietuvai, bet turbūt, aišku, vėl parodys ateitis. Dar kalbant apie kompetencijas, naujasis vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas irgi šiek tiek yra kritikuojamas dėl apskritai patirties, iš savo, aišku, visų pirma sferoje vidaus reikalų ministerijos. Tai jisai jokios patirties neturi. Bet ir apskritai. Taip, jisai jokios patirties neturi, bet jisai parodo, kad jisai turi didelį norą dirbti. Ar tas noras atneš naudos, ar atneš kaip tik priešingai, tai irgi laikas parodys. Nes šiai dienai irgi nesenai sakė, kad reikia algas pakelti pareigūnams, vos atimsim naujas mašinas, duosim senas mašinas. Tai už tai pakelsim atlyginimus. Tada vėl, tai mes gerai, pakelsim atlyginimus, paliksim pareigūnus be transporto priemonė. Tada ar jie galės atlikti savo darbą gerai? Tada kitas klausimas. Jeigu neturi transporto priemonės, kaip tu prie pasienio važinėsi dirbsi. Yra tų tokių skubotų pareiškimų, kur tikrai nėra apgalvota, nėra turbūt pasitarta su komandos, su premjeru. Tai tokių dalykų aš manyčiau, kad bus, bet kad žmogus tikrai stengsis, tai irgi matysim, bet ar jam gerai bus toj vietoje, ar jisai savo yra vietoje, tai turbūt laikas parodys. Taip, kartais veržlumas, pasak premjero, irgi yra svarbu. Dar šiek tiek kalbant apie ministrų kabinetą, daug ministrų iš tiesų keitėsi, bet vienas ministras, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, nepaisant to, kad buvo daug kalbų, kaip čia bus su juo, jau dirba su trečiuoju šią kadenciją premjeru. Ir čia viskas, aišku, turi prezidento protekciją, buvo daug pasvarstymų, tačiau liko kol kas dirbti, tačiau, irgi čia reikėtų matyti paminėti, kad ta ateitis ir perspektyva vis tiek tam tikroje migloje sklando. Kaip čia bus su juo, yra keliamas taip klausimas dėl to, ar jis dirbs vis dar užsienio reikalų ministrų Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai. Kaip jūs čia vertinat? Iš jūsų pusės buvo nemažai kritikos bendrai už riečių ministrų. Kritikos iki šiol yra, tai netgi parodo, kai opozicija sako, kad vienas iš geriausių ministrų yra Budrys, nes dėl to, kad jisai vykdo konservatorių užsienio politiką. Tai čia bet kokia atveju jisai nevykdo socialdemokratų. Bet ir prezidento matyt sutampa linijos. Tai prezidentas sutampa, bet prezidentas nėra Seimo narys, prezidentas yra visai kita institucija. Tai bet kokia atveju šitą vietoje sakyti, kad jisai vykdo prezidento užsienio politiką, tai gal ir gerai, nes gal jie yra pasidalinę, kažkur nesikiša Budrys, kažkur nesikiša ponas prezidentas. Bet jūs gerai prieš tai pasakėt, kad apsaugot. Tai šitoj vietoj
Vaičiūną apsaugojo prezidentas dėl kažko, o dabar saugomas yra Budrys. O ką gauna socialdemokratai? Jie gauna, kad Valys yra patvirtintas be jokių problemų, ponas Katilinas yra patvirtintas be jokių problemų, ir aplinkos ministrė, kuri turbūt pati dar nežinojo, kad jinai taps aplinkos ministrė, gauna SMS, kad tu būsi aplinkos ministrė, jinai dar nesupratus, jau kitą dieną yra aplinkos ministrė. Tai turbūt tokie atvejai, kad jie tikrai nestriktų ir viskas greitai vyktų, reikėjo buvo kažką paaukoti. Tai socialdemokratai paaukojo užsienio reikalų ministeriją, kad gauti dabartinius ministrus, nes manyčiau, kad jie tikrai taip lengvai nepraeitų, žiūrint visus skandalus, kurie dabar vyksta, kas buvo prieš tai skandalai pas socialdemokratus, tokio sklandumo tikrai nebūtų. O kaip manot ta perspektyva ministro, nes čia irgi yra tokių pasvarstymų ir gal jie yra visai logiški, kad dabar buvo interesas Mindaugo Sinkevičiaus tiesiog ramiai susitvirtinti ministrų kabinetą ir kaip jis pats yra minėjęs, kad prie Kęstučio Budrio klausimo, jo asmens ir jo ateities ministro pareigose bus sugrįžta po, tarkim, kelių mėnesių, kažkokio perspektyvoje, artimoje, ne tokio tolimoje, bet vis tiek perspektyvoje. Tai gal čia yra tokia, nežinau, strateginis žaidimas socialdemokratų. Tai tie strateginiai žaidimai, jų turbūt atnešė tokių vaisių, kad mes jau turim 4 premjerą, tai gal reikėtų jau baigti žaisti tos strateginius žaidimus ir pradėti daryti darbus, už ką jos balsavo, už ko jie gavo 52 mandatus. Tai jeigu visą laiką jie žais strateginius žaidimus, tai aš bijau, kad gali atsirasti ir 5 premjeras, nes pagal skaičiavimą, kas 9 ar 10 mėnesių. 6 nebeatsiras, nes tiesiog jau nebebus laiko. 6 jau kels rinkimuose, sakys, kad jeigu mūsų vėl išrinksi, tai 6 jau bus tas premjeras. Tai šitoje vietoje turbūt aš linkėčiau jiems nežaisti žaidimo, turbūt susėsti socialdemokratams viduj. Vieną kartą rasti bendrą sprendimą, kaip ir sakėt, kad kai socialdemokratai patys išsirenka finansų ministrą ir kitą dieną jį vadina kosmonautu, tai turbūt tas dalykas neatneša kažkokių tokių teigiamų dalykų. Aišku, ponas Sysas, aš kaip ir dirbęs komitete, tai tikrai jo pasisakymai būna panašus irgi aštrus kaip ir pas Remigijų, bet dabar taip sakyti apie savo ministrą, apie dešinę ranką premjerą, kad tu esi kosmonautas, tai tikrai toks dalykas nėra priimtinas. Ir dar, apibendrinant, norėčiau apie centrinę vyriausybės figūrą šiek tiek pakalbėti, apie Mindaugą Sinkevičių. Kaip jūs vertinate jo startą naujose pareigose? Daug kas čia kritikuoja dėl ryžto trūkumo. Čia ir ministrus tvirtinant, tarsi žadėjo anksčiau pasakyti, po to vis dėlse, kol galiausiai nusprendė. Ir čia yra toksai tarsi raudonoji lemputė, dėl ko šiek tiek yra abejojama būtent tuo tokiu ryžtu, kurio tikrai reikia tokiose pareigose. Tai kaip jūs manot? Jeigu premjeras neturi ryžtingumo, tai aišku, tai jisai ar gali būti premjero tokia atveju, nes jeigu paėmus prieš tai ponė Inga Ruginienė, tai jinai tikrai daug ryžto turėjo. Tikrai žmogus nebijo ir pasakyti akis, kas vykdavo, ar dar kažką. Kad mes girdėjom, kad daug ministrų sužinojo, kad jie nebus ministro iš žiniasklaidos, tai aišku, tas dalykas yra blogas. Jeigu dar būtų tas ministras gal koksai technokratas, ar netgi ponas Budrys, kuris nėra socialdemokratas, tai gal toks dalykas ir būtų galima sakyti, gal nieko tokio, bet kai tavo partiečiai, kurie, nes yra vis tiek yra vyriausybė, yra Seimas, yra partija, nuo kurios nepabėgsi, vis tiek turėsi grįžti, ateina rinkimai, kaip tu ar būsi opozicija ar pozicija, tu vis tiek turi būti prieš ją atsakingas. Ir taip neatsakingai daryti, ir kad kai ministras nežino, ar jisai dar bus ministras ar ne, nors jisai yra partijos viduje ir vienas iš lyderių, taip tas dalykas parodo yra, kad nieko gero net neš Lietuvai. Tai, bet mes linkim, kad to ryžto atsirastų, nes prieš 9 mėnesius to ryžto nebuvo užimti premjero posto, kai tikrai jį prašė, paaukojo ponė Inga Ruginienė. Dabar ryžto jau turbūt atsirado tada, kai jau buvo prispaustas prie sienos. Kiek aš klausiausi tikrai interviu, kad nebuvo, kad aš labai norėčiau eiti į ministrų pirmininką, bet aš einu dėl to, kad jau nėra pasirinkimų, nes jau man pasakė, arba eini, arba jau keisim vos ne partijos pirmininką. Tai aišku, tie dalykai yra blogi, nes kai tu turėjai eiti į politiką su savo noru. Ir vizija labai aiškia. Taip, ką tu nori padaryti gero, o nesakyti, aš dabar pakeisiu ministrus, pakeisiu Nemuno Aušrą, po Nemuno Aušros pasibaigs skandalai, bet mes žiūrim, tų skandalų nesibaigia, jų tik tai kiekvieną dieną atsiranda, tai turbūt jau nebuvo Nemuno Aušra ta problema, kur jie visi norėjo pasakyti, kad dėl mūsų skandalai.
Tai turbūt yra pati problema socialdemokratai, kad jie patys nežino, ko jie nori ir į kurią pusę eina. Ir dar čia visiškai apibendrinimui pokalbio, toks šią savaitę taip pat rezonuojantis klausimas yra Mindaugo Sinkevičiaus disertacija ir visokie niuansai, ten stebimo, nurodymo šaltinių ir taip toliau. ISM-as, tarsi sakė, kad nėra čia pagrindo peržiūrinėti kažką, pats Mindaugas Sinkevičius irgi ramiai jaučiasi dėl savo parašyto mokslinio darbo, tačiau yra sulauktas, jau gautas oficialus, pateiktas, gal reikėtų sakyti, oficialus skundas akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai. Tai šiaip, taip iš šono pasižiūrėjus visą šitą istoriją, ar čia tiesiog lygioje vietoje prie naujojo premjero kimbama, ar čia turėtų kažkaip ir patikslinti, paaiškinti ir kažkas pasiaiškinti, kas ten buvo su disertacija. ISM-as turbūt nepasakys, kad kažkas buvo blogai, tai tikrai, nes ISM-as priėmė tą darbą ir leido apsiginti. Tai jeigu ir buvo kažkur padarytos klaidos, tai iš ISM-o mes to turbūt nesulauksim, kad jisai prisipažintų. Pats Mindaugas Sinkevičius, jeigu kažką blogai padarė, tai jisai irgi neprisipažins, kad jisai kažką blogai padarė, nes ir ta situacija, kur buvo, kai jisai dirbo mero, kai turėjo dėl čekiučių problemų. Tai jeigu pradės kažkokį tyrimą ir tikrai bus įsiaiškinta, kad tas darbas buvo parašytas netitinkamai ar buvo kažkaip kitaip apgintas, negu turėjo būti, taip, čia yra didelis skandalas, nes būdamas premjeru, jisai turi žmogus būti skaidrus. Nes ir prezidentas sakė, kad skaidrumas turi būti labai aukštas. Dėl ko Gintautas Paluckas turėjo palikti postą, aišku, Inga Ruginienė paliko postą dėl to, kad jinai turėjo jį palikti, dėl to, kad jinai jį laikė pono Mindaugo Sinkevičiui. Tai taip, tas būtų dalykas skandalingas, bet vėl kol kas vertinti, pasakyti, kad šiai dienai, kad čia yra skandalas, tikrai aš neskubėčiau, reikia sulaukti. Jeigu... Bet gerai, kad yra tas skundas ir turėtų pasiaiškinti. Bet kokia atveju taip, tai šitoje vietoje buvo pakelti dideli reikalavimai prieš tai premjerui, dar prieš tai premjerui, tai dabartinis premjeras irgi turi atlaikyti tos aukštus reikalavimus, jeigu yra kažkur klausimų, turi juos atsakyti, kaip ir su tais klipais, kur yra klausimai, ar tikrai ten ta įmonė yra, jam priklauso kažkaip, ar tas klipas, kur jie nupirko Jonavoj, ar dėl advokato kontoros, kaip buvo mokėta, taip turi atsakyti, nes mes irgi atsakom visus klausimus, kai dėl finansavimo mes gaunam klausimus, atsakom, jeigu mes atsakom klausimus, gaunam dėl kažko kito, irgi turim atsakyti. O premjeras tai bet kokiu atveju turi visus klausimus kaip visuomenė. O padidinamųjų stiklų. Taip, nes čia yra viena iš svarbiausių pozicijų, nes jisai dėlioja taip, kaip mes gyvesim dar ateityje. Tai gerai, dėkui labai už skirtą laiką, kad apžvelgėt čia kartu politinės aktualijas šios savaitės. Ačiū, kad Ačiū Jums, kad pakvietėte. Ačiū taip pat klausysiams ir žiūrėjusiems, atsisveikinu iki kitų kartų.